Na, pusryčiai, kaip matote, 1 valandą. Bet kadangi šiandien vėjas labai stiprus, tai mes niekur neskubam, pavalgę pusryčių eisim pagulėti pietų. Lašišos dar turim. Lašišą, arktinio šalvio dar turim. Va, donytės, nu aišku, batono jau neturim. Tai, kaip minėjau, kadangi ūkauja vėjai, pavalgom ir šiandien tokia laisva diena. Vakare greičiausiai eisim prie ežeriukų, kai šiek tiek vėjas apsiramins. Tada su dingiu numotoruosim, patikrint, kas ten gyvena. Ar ten nieks negyvena, ar mums reikės toliau plaukti. Buteliuką statau. Buteliuką. Kokį buteliuką reikia parodyti žmonėm, gali netaip suprast, kad mes nuo ryto. Va, prašau, koks buteliukas. Tabasko. Na, pasigardinsim su tabasko. Aš galvoju, ar girdisi, kaip ūkauja vėjai. Kol makaronai atvės, gal čia girdėsis labiau? Ne. Čia nesigirdi. Tik tai vaizdas. Visai mielas. Nuo kranto pučia, dėl to nėra tokios labai didelės bangos. Nu taip. Saulė šviečia į palapinę. Pasaka. Teks įgulėt, reikia eiti į lauką. Iškabint žuvį, įdarbint, kad dykai nebūtų saulė ir vėjas. Nu ką, einam, iškabinsim. Čia dar jau kabinat? Nu gal ir netrukdys šitam bortui, jinai visai. Gal čia ir variantas. Jo, čia va galvoju šitik šotai. Nu nieko, atsargiai, jeigu ką. Nieko, gal ir gerai, gal ir gerai. Ten pasikelsim biškį. Persikeliam po išeiginės dienos į krantą. Laivelį paliekam šitaip. Uždėjom tokią rimtą akmenį. Savo laivą paliekam ten, tegu laukia mūsų. O mes dabar žygiuojam ežerėlių link. Štai kokia tundra einam. Nu, ėjimas tiesiog pasakiškas. Galima ir su batais. Nu, aišku, ten jau toksai truputėlį gaunasi pelkynas. Ten užlipsim, pasižiūrėsim, kur visi ežerai ir turėtume ežerus prieiti. O ten, vat, Elnes, kurį pakėlėm. Dabar jau priėjom rimtą ežerą. Jau tikrai didelis. Tikrai jau. Turi būti žuvies čia. Turi būti. Ir dar taip netoli nuo laivo. Būtų fantastika. Bet žinokit, ranko šala. Reikia su pirštinėm eiti. Tai aš sakau, gal žygiuojam, kur tos olos, gal nuo ten bus gylis didesnis. Aha, trupučiuką apeisim, pasikelsim, dar daugiau matysim nuo kalvos. Apsižvalgysim prie tą pačią. Graži tundra, žinokit. Ėjimas pasakiškas. Iš kur visi šitie atsirado vidury tundros? Kilimėlis. Butelis. Kažkoks tai. Ir čia ne jūra išmetus. Va, plastiko pilna, iš tikrųjų pilna, celofanų visokių. Neaišku, čia va, irgi. Iš kur vidury tundros? Tai arba čia turistai taip vaikštinėja, nuvėjas atnešti kai kurių dalykų tiesiog nebegali. Jie per sunkus yra. Jo, plastiko visur. Taip norisi, kad tik švaru visur būtų. Čia kaip ir žolę pjauna visi su trimeriu. Nusiperka špūlę,
plasmasės tokį gerą kuokštą ir dingsta jisai kažkur, jis neišgaruoja, jisai pas jūs klypia, mikroplastikas. Ten ir laikos. Ir taip kiekvienas, dauguma žmonių savo sodybą taip ir teršia. Savaitę po savaitės to mikroplastiku, jaudami žolę trimerių, savo aplinką. Verta susimastyti. Bet kaip iš kitos pusės leidžia naudoti tokią plasmasę šiukšlę šiukšlinti. Aš nesuvokiu, kodėl taip yra. Gal jūs suvokėt ir kas nors parašysit komentarę, kodėl taip yra. Kodėl sveikas protas prasilenkia. Norvegai, mačiau, švedai žiūri labai paprastai, pakampėse auga ta žolytė. Jie net laukus, kai šienauja, palieka tam tikrus kuokštus, tokių plaukų, žolių, kad turėtų kur pasislėpti žvėreliai, perėti paukščiukai ir taip toliau. Yra ko pasimokyti, žinoma. Kaip gražiai suformuota migiai. Įsivaizduoju, žiūrėkit, kiaušinis. Ne, čia akmuo. Tokie kaip lizdai, ledas suformavęs gražiai čia. Kibiras paliktas, kiaura kibiris prie tokio kranto. Faktas, kad čia ateina žmonių. Iki Longyearbyenų čia koksai, kaip čia nepamenu, 50 jūržmilių. Vis tiek 100 kilometrų, tai su kokiais sniego mobiliai šią žiemą be problemų galėtų atvažiuoti. Ir žvejoti po ledu. Greičiausiai, kad atvažiuoja, va, kuro bačka palikta. Neaišku, kiek vaiko guli. Aha. O ten elniukai priekyje, matot? O, vienas jau žiūri iškirto mus kaip šiandien. Bet nuo mūsų vėjas eina. Einam, pažiūrėsim, galės biškį prisileisti. Nu, vyrukai, sveiki. O, žiūri. Oi, gražuoliai. Gražus ragai viską. O, viskas jau tepa. Priėjom išvados, kad žinokit, viską atneša visgi iš jūros. Ir ta plasmasė, o ten va jūra. Nu, šiti kaulai tikrai jie čia, jų nieks netešia. O. Šonkaulis koksai. Ar čia vėplio, ar čia banginio koks. Neaišku, dydžio va tokio, kaip matot. Šiandien žvejyba nelabai kaip pavykus. Labai nusekę ežerai. Vadinasi, kurie buvo susijungę su jūra, tai pratekėjimas jūra nėra vandens praktiškai. Prisirinkom tik tai ragų. Tokių visai gražių. Bet ne tokių didelių, kaip norėtųsi. Ir trauksim. Namo Darius dar pabando padaryti kelis metimus jūrai. Gal pavyks ką pagauti, bet labai abejoju. Ir ką, vėl žygiuosim aplinkui. Per visą tundrą. Kur laivelis ten, vat kažkur, vat. Taip einu ir galvoju, visai įdomu eiti pajūriu. Va, kartais kokių šedevrų išmeta lūžių nuo tinklų. Niekad nežinai, ką rasi. Gal ir įdomu, gal kokį laišką butelyje. Taip gali ir įdomu pažiūrėti, ką čia išmeta. Išmeta įvairiausių rastų, tokių matyta kirstų, žmogaus prisiliesta. Įdomu, iš kur jie atkeliavę. Ar vietinės nuneštos Svalbardo trobelės, ar iš Sibiro, ar iš Čiukčijos, ar iš Grenlandijos. Sunku pasakyti, tai gali įsivaizduoti ir pafantazuoti. O, Darius metalą renka. Metalą renka Dariau? Futbolą. Bijau, kad gali prireikti traumatologų pagalbos gerai už pakėlus gerai. O, elniai ragų ir čia visur. Elnių ragų tai nemažai. Sakau, gal rasim žinutę butelyje, bet greičiau rasim tepalą butelyje. O, butelių, žiūrėkit, boržomis, ne? Be žinutės nėra, tik aš, ne. Be žinutės, nieko, mes padarysim su žinutė. Va, kokią radom, gražuolę. Ar čia torpeda, ar kas čia? Bomba. Tai kad jau ir laikas ją išardė. Laikas ją išardė jau. Tikrai čia kažkokia matosi sparnelis. Kažkoks tai mechanizmas čia. Torpeda kažkokia. O, sakau, kartais jūra išmeta įdomių dalykų. Čia tai jau tikrai banginė šonkauliai. Tikrai va, lyginant su Darium va, kokio dydžio. Nes ten ir slankstelis. Nu, slankstelis tai irgi
kažkieno. Bet panašu, kad ne čia. Ir va čia va, šonkauliai. Aha, per visą ilgį. Tai aišku, dar vanduo gal panešiojo laikas nuo laiko, bet va, ir čia va. Aš skaitau, kad vien, va, ir ten va. Aš skaitau, vien iš banginių šonkaulių čia gali pasidaryti namelį. Geras, vos lankstelis, tai čia tikrai banginio. Na, tikrai visa pakrantė banginių kaulais nusėta, vienas lanksteliai kaip kelmai tundroj stūkso, vien kaulai. Ten yra vat jūra, o čia kaip ir ežeras, tai arba čia ant sėkliaus jie kažkaip tai užplaukia, negalim atsakyti. Bet čia įdomių radinių tikrai. O ten elnias bėga. Čia baisiniai ragai, bet turbūt su kaukolė. Kokia graži bekraštė tundra. Atrodo, čia yra tuščia, nieko nėra. Apart elnių spirų, besivoliojančių ragų. Bet vis tiek kažkoks toks grožis, tokia ramybė. Aš pasikėliau trupučiuką ant kalniuko ir tiesiog grožiuosi iš viršaus su šitų gamtos grožiu. Įspūdinga. Tikrai įspūdinga. Tundra peri paukščiai. Savo jauniklius vedžioja. Dariaus kepurė raudonuoja. Dar tikisi kažką pagauti, bet kažkaip tai labai nėra gylio. Visur elnių, o čia va štai jau meškos pėdos praeita. Va, išminta. Va. Aha. Pralepečkojas per šitą pelkę. O, vienas elnias. Gražiai atrodo. Kai kitas. O, ragais kaip. Bet gražus šitas, tikrai gražus. Nu, atėjai gražuolė. Įdomu čia kieno. Tikrai ne šiaurės elnio. Bet kiek rastų, tai čia trobelę gali pasistatyti, lauželius gali kūrenti, tik reikia kirvuką gal turėti ir pjūkliuką. Be problemų. Mūsų laivas priekį. Tikrai. O, kokie slankstelį. Palei visą kranto liniją. Gerai, pavaikščiom, grįšim. O, mūsų laiviukas kur dar, anoj pusė. Vėl nuėjom kokią 15 kilometrų. Gerai. Oi, bačka kažkokia medinė buvus. Praktiškai drevinis avilys. O, kamoliukų, geltonų, oranžinių, šviesiai geltonų, kokių tik tai nori. O mes irgi labai techniškai prisišvartavę. Negaliu neparodyti. A, čia gal. O kur iltis? Ne. Ale, kur iltis? Yra tas, ieškom aplinkui tų. Aha. Va, vėplio dvėselina su iltim.
pasikrovėm šiaip ne taip. Su visų turtu. Tai aišku, dabar savo varikliukas veiktų, tai čia brrrr, savo ir nupušėjau. O dabar reikės čia ant ciongo laikytis, nes ant neciongo neveikia tiesiog. Dabar labai atsargiai, dabar labai aštrų posakį darykit. Gerai, liuks. Kaip ir liuks. Prašau, su giliu. Nu, taip. Kuo tolyn, tuo geryn. Varykit, gerai, varykit. Nu, reikės tvarkyti. Longerbienę būtinai. Taip, va dabar ant vėjo, skaitykit, užgestume ir su irklais, tai tu tiesiog neturi tiek sveikatos užirkluot namo. Tai va reikia įsilaikytis va taip va ir gazo pilna. Va tik taip va veikia. Gerai, gazo normaliai. Varykit normaliai, nes taškovai šautuvą. O. Dar varykit vieną mostą. Gerai, techniškai, labai techniškai. Nusakau, čia to įvaldysim. O ir plunksna vairo matosi, palaukit, pažiūrėsiu dar prie to pačio, ar nepaugas laivas. Parvykom, gerbėmieji. O, kaip apsuksiu valdyti. Parvykom. Na gerai, šiandien turėjom išvyką krante. O, gerai, pavaikščiam kokią 15 km nuėjom. Darius. Laisvai, patvirtinta. Radom vėplį nugaišusi, daug elnių prisižiūrėjom ir dabar bandom išplaukti iš šito sėkliaus. Gylis yra koksai? 4-6. Nu nieko, kol kas neblogai. Dabar jau plaukiam į Trinity Hamną, vadinasi Ice Fjordą jau, kuriame yra ir Longerbienas, ir Piramidė, ir Barentsburgas, tai dar aplankysim kelias įlankas, pabandysim ten pažvejoti, paieškoti arktinių šalvių, na ir tada jau keliausim į patį Longerbieną. Jau ir šiukšlių prisirinko, ir vandens jau gėlo nelabai turim. Kuro šiaip tai turim, bet vis tiek jau baką reikia papildyti. Na tai va taip, tokie reikalai. Žuvis vytinasi puikiai. Ten. Gražu tai gražu. Aišku, žuvies nepagavom, bet labai fainai pasibuvom, daug elnių prisižiūrėjom, banginių kapinynų įvairiausių, radom vėplio dvieseliną su iltim. Įspūdingai atrodo iš tikrųjų, tai va, susukom kažkur 15 km ir dabar jau keliaujam. Tai dabar plauksim iki Trinity Hamnos apie 6 valandas 30 jūrininkų. Oras geras. Ten aišku velneva trupučiuką tokia. Bet šiaip visumoje nieko. Po palapinę tikrai šilta, fainai. Va ir taip savo kruizinam. Greitis mūsų 4 mazgai. Biški lietokai, gal duot ciongo? Duosiu ciongo biški. Biški tvarkot. Bandysim lašinių pavalgyti su česnaku. Gerai, gal didesnių peilių varyti ir viskas, ar čia papelyje tai smarkiai. Gerai čia. O, na, pusė gera, liuks. Peilio reikia didesnio. Galima paragauti šiek tiek. O, česnakas kvepia, lašinukai. Super.